Šiandien aptarsime prancūzišką stilių su pačia Prancūzija Mon Amour autore Erika Umbrasaite. Labai įdomu bus, kaip mes vieną kitą matysime Prancūzijos fone. Aš rinksiu derinius Erikai, Erika rinks derinius man. 1, 2, 3. Madam. Štai prašau. Tai vat šį kartą aš išrinkau rokišką, rokavą stilių, mėlyną akcentas. Dažnai galima outfitą tiesiog derinį parinkti, padaryti visiškai prancūziškai minimalistinį, bet turėti vieną, tarkim, ryškų aksesuarą ar akcentą, kuris tau padeda sužibėti. Tai aš jaučiuosi rock'n'roll žvaigždė ir tikrai labai patenkinta. Mano miela draugė, pakomentuok dabar, kodėl aš staiga tapau diva à la française. Aš tau padariau tokį tipišką bobo stiliaus derinį. Bobo tai yra bohemiškas buržuo. Viršuje tu esi visiškai buržuo. Balta palaidinė, truputį romantizmo, French klišė dryžiai. Bet apačioje, ko prancūzės nebijo derinti, prie klasikinių švarkų, kad neatrodytų pernelyg rimta, džinsai ir sunkus batai. Ir kaip jau sakiau mūsų live, kad nereikia bijoti viena spinta dviem principų, tai yra vienas iš pagrindinių prancūziškų gero stiliaus principų, kad reikės dėl to skolintis idėjas bent jau iš vyriškos spintos, o vyrai gali skolintis idėjas iš moteriškos spintos. Puoškitės, dažykitės, rokuokitės, skolinkitės savo vyrų drabužius ir tiesiog mėgaukitės tuo, nesistengkite atitikti kitų žmonių įsivaizdavimų ir stereotipų. Erika, ačiū tau. Prancūzija, Mon Amour, skaitom ir laikinam Eriką Facebook'e.